Visi labiau bijos ir to visi važiuoja. Gerai, užteks. Labą dieną. Vyriausiasis patrulis patrukdė, prašom dokumentus. Gal duosi man papūst? Papūsk. Oje. Ketvirtadienį startavusi Vilniuje, penktadienį akcija Eurobasket 2011 prie vairo su 0 promilių atvyko į Kauną. Čia tikrinti vairuotojų blaivumą padėjo Kauno Žalgirio krepšininkai. Tadas Klimavičius, Artūras Milaknis, Adas Juškevičius, Mindaugas Kuzminskas ir Omaras Samhanas stabdė Rotušės aikštėje pravažiuojančius automobilius ir prašė vairuotojų papūsti alkotesterį. Neveirak, užgeris. Don't drink and drive. Savo blaivumą pasitikrinti panoro ir Omaras Samhanas. What? More. Dar. Jo, dėkui. Susisiekimo ministerijos organizuojama akcija skatina per Europos čempionatą nelikti abejingiems ir užkirsti kelią galimoms nelaimėms, jei pastebima, kad už vairo sėda išgėręs žmogus. Ką patarti, kad jeigu nori sėsti už vairo išgėręs, tai visų pirma galvok apie kitus, nes kad pats savo pasidarysi nieko, bet tu gali sužeisti kitus visiškai nekaltus žmonės, tad manau apie tą labiausiai reiktų galvoti. Ir manau, kad yra ir kitokių būdų galų galia grįžti namo, negu tik tai išgėrus. Galų galia ir draugai, paskambint žmonai, kad pasimtų dar ką. Bus tikrai šią vasarą ir tų pagundų ir visko, bet jau tiek to, jau geriau bare kur nors išlenkė taurelę, tai grįžta su taksi ar draugai parveš. Ar gerai? Ei. Ar gerai? Ne. Bravo, ačiū. Akciją pristatyti padeda krepšininkai. Vakar Vilniečius tikrino Mindaugas Katelynas, Stepas Babrauskas ir Artūras Jomantas, o rytoj Klaipėdoje policininkams padės Martynas Mažyka, Mantas Ruikis, Evaldas Dainys, Marius Runkauskas ir Simas Galdikas. Vytautas Mikaitis, Basket News LT. Aš tave myliu. Kada tu sukūsi? Yeah.